Kvieteli margas, vasaros šventės. Sveiks ir tu, žmogau, kvietkelėmis pasidžiaugęs. Sveiks, sėjas, sėklas, kopūstus, morkas su didelė sauja, ropių pastarkus, beigi repukų, taip ir šalkių su gardžiais kartupelių valgiais. Sėt ir įvaisiant, pridavot ir kuopt neužmiršęs. Dabar rudenio derliaus sulaukęs pasilinksminti. Sėdėjo senelis ant akmenėlio, žiūrėjo į vandenėlį. Taip plumpt ir įpuolė. Mirko, rūgo, išrūgo, išlipo ir vėl sėdėjo senelis ant akmenėlio, žiūrėjo į vandenėlį, taip plumpt ir įpuolė. Mirko, rūgo, išrūgo, išlipo. Ir aš moku pasaką be galo. Ryta ožka per brastus su šlapą krašto, pasičiovė ant tvaros. Aš pradėsiu nuo pradžios. Ryta ožka per brastus, šlapą krašto, pasičiovė ant lietaus žvelgi, kartelėdamas žaidžia ir palikusi mus greitą vakarop šviečia. Jau saugelį vėžia, ant lietaus žvelgi, kartelėdamas žaidžia ir palikusi mus greitą vakarop šviečia. Jau saugelį vėžia, ant lietaus žvelgi, ir palikusi mus greitą vakarop nusileidžia. Užsukiavusius kaulus. Kiau. Tengiamės, kad šiais metais dar linksmiau būtų negu anais. Taigi šiais metais yra ko pasidžiaugti, taigi vien grūdai gerai užderėjo. Mes su močiute taip nutarėm, šiandien turi būti pilna aikštė, visokių dainų, šokių. Mūsų meras kilęs iš kaimo, kaime ir dabar gyvena, todėl jam gerai pažįstami žemės ūkio darbai, rūpesčiai ir džiaugsmai. Mūsų meras moka ir žolę pjauti, ir kombainą, ir traktorių vairuoti, o neseniai ūkininko vadeles perdavė savo sūnui Arvydui. Aš kartais pagalvoju, kad čia, kaip ir viską suspėjai. Aha, pusė nei miega, nei valgo, nei nieko. O šalia mero jau pasižiūrėjau. Tokie 16 metų Lietuvos mažosios sostinės didžiausias pavadinė. Tai Veprių seniūnė Dalia Urbonienė. Vladimai! Štai matote, Deltuvos seniūnija. Mūsų Gabrielės Telšaitė Bitė. Mums Deltuvo kraštas susirinko Prancūzijos pusės karo Deltuvos žmonės. Bet ar žinot, mylėjai, kad tai viena seniausių gyvenviečių Lietuvoje. Va ir Lietuvos seniūnija, pasižiūrėkite, kokie gražūs. Šis seniūnija garsi ne tik ūkininkais, bet ir tautodailininkais, dailininkais, švietimusiais mokslininkais. Lietuvos seniūnija įvesti gyvena tautodailininkas, medžio pradžiojas, skulptorius, Respublikinės premijos aukso vainikas, dukart laimėtojas Rimas Sinkevičius. Sveikinkit Palaisko seniūniją! Įžiūrėkite, pasistatykite kultūros gamtos ir kultūros paminklų. 1435 metais čia vyko vienas didžiausių mūšių dabartinės Lietuvos teritorijoje. Šiandien seniūnija demonstruoja šio mūšio epizodą. Seniūnija artėja į mūsų aikštę. Įdomi tuo, kad kaip kokia gėlelė ukmergė apgaubus, sudaryta iš 2 dalių.
o seniūnijos centras pačiam Ukmergės miestelį. Visoje Lietuvoje žinomas Krikštėnų miestelis. Čia galima susipažinti su lino kelio darbais, išmokti velti vertinius, juostas pinti, išmokti drožti įvairius drožinius. Štai atžygiuoja Siesikų seniūnija, paplokit, mėlieji, nes tai vienas labiausiai nutolusių nuo rajono centrų seniūnijų, bet garsi savo architektūros paminklais, amatų namais, gerais muzikantais, darbščiais kūrybingais žmonėmis ir žuvienė. Šešuolių seniūnijai. Ši seniūnija garsėja kalvystės ir keramikos amatais. Lietuvoje garsėja Šešuolių krepšio, ypač lankoma labai daug vykų. Seniūnija demonstruoja degantį kelmą. Žadėjo ir medinių grėblių, va matot, kokia krūva didžiausia. Taigi, mėlieji, matome Taujėnų seniūnijos pagamintą varžą įgyvendinti žygiuojančius darbščius šio krašto žmonės. Šiame priešinginių pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Čia ant kalno stovi Vilniaus katedros mažoji kopija. Čia visus savo paslaptimis vilioja Radvilų rūmai. Čia gyvena ir šį kraštą puoselėja mūsų rajono meras Rolandas Janickas. Ukmergės miestelis, taigi brūkų brukavotas, šiandien atspintas, dainom apdainuotas. Čia ir didžiausia Lietuvos kryžkelė. O koks piliakalnis pačia miesto centre. Upė Šventoji per patį miesto centrą teka. Vilkmergėlė savo vandenims papildo Šventosios upę. Ir seniūnija demonstruoja grūdo kelią. Aplokit Veržlių seniūnijai, nors ir mažiausia plotų kaimiškoji seniūnija Ukmergės rajone, tačiau tai viena įdomiausių, garsiausių ir graudžiai gamtos grožio savanorių Ukmergės rajono vietovių. 2016 metais tapsianti mažąją Lietuvos kultūros sostinę. Vydiškių seniūnija. Ji pati didžiausia gyventojų skaičiumi Ukmergės rajone. Tai garsi Baltramiejaus atlaidais, tai neįlių žmonėmis. Šiandien seniūnija demonstruoja 20 amžiaus pradžios tekstilės gaminius ir priežiūros techniką. Jūsų dėmesiui Žiauno seniūnija. Ar žinojate, kad čia žemės yra vienos vieniai gyventojų rajone, tačiau čia yra vienas didžiausių rajone ekonominių studijų. O Žemaitkiemio miestelis stovi ant lygumo, pro eina vieškelėlis, kaip lentas ties dugno. Žemaitkiemio vardas Lietuvoje išgarsėjo 1903 metais. Nukrito meteoritą. Šiandien seniūnija demonstruoja liktarnes, žvakes, liktorėlius.
kviečiame sveikinimo žodį tarti ir šventę pradėti ant bačkos. Va kaip mes aukštaičiai išsakom, kad išgirstų ir pamatytų, reikia lipti ant bačkos. Labą dieną, mėlieji. Kaip jaučiamės? Kažkaip silpnai? O, girdžiu atsigaunat. Taigi, mėlieji, metai greitai prabėga ir iš tikro nudirbę darbus. Sukvietėm visus žemdirbius, visų seniūnijų darbuotojus, kad pabūti kartu, pasidžiaugti jūsų darbščiomis rankomis, kurios sukuria nuostabiausius dalykus, brangiausius dalykus, tai yra duona, vaisius, maistą, bet svarbiausia, kad mes galėtume pabūti kartu, pasidalyti tuo džiaugsmu, nes būtent bendrystėje mes esam laimingiausi. Taigi norėčiau į priekį pakviesti mažus vaikučiai, ateikit čia, dabar į didelį ratą sustokit labai, o taip, dėmesio, skelbiu rudenio šventę atidarytą. Ačiū, mėre, gerbėmi ukmergiškiai, Ukmergės krašto mėly žmonės. Aš pagalvojau, kad ant bačkos nelipsiu. Vis dėlto ant bačkos tegu meras kalba. Aš kiekvieną dieną Seime aukštai sėdžiu, šiandien noriu būti su jumis kartu, nes aš irgi ukmergiškė, Ukmergės krašto žmogus ir man labai malonu šiandien kartu su jumis jūsų būryje pabūti. Tikrai sveikinu su nuostabia švente. Labai greitai prabėga vasara. Ir net nepamatėm, kaip užaugo mūsų nuostabus derlius. Ir šiandien dar kartą įsitikinau ir turbūt visi Ukmergės miesto miestiečiai, miestelėnai įsitikino, kad ši žiema nebus labai sunki, nes mūsų krašto žmonės užaugino nuostabų derlių. Jie šiandien nuostabiai gražiai pasipuošė, linksmi, šypsosi ir savo energiją atvežė čia pas mus į pačią širdį Ukmergės rajono, Ukmergės miestą ir šią mūsų gražią, nuostabią aikštę. Baisu, pirmą kartą, antrą kartą jau bus geriau. Baisu, kad nenugriūt. Olbas, kas jau pašalau biškį. Žinot, mėlieji, pasakysiu taip. Deltuva tai toks miestelis. Dabar ir gatvės asfaltuotas. Geri žmonės ten gyvena, beveik visi ratuoti. Deltuvoje ir žemės geras. Šiemet užderėjo labai kriaušės. Nėr ne vienas liudskas panas, visas pasišiaušė. Čia ir bulba, ir rugelis. Gera, kožni metai. A jei norit paragauti, prašom unkelelę. A jei dar norėsite blynų, prašom kiemi klaust gaspadinių. Duos, tikrai, ir dar dadės, kas pinigėlį sumokės. Pradžiai paragaukit, pakaštavokit. Sviestą undanelas. Jeigu skalsu bus, gausite ir bundelas.
Norėjau aš jums atnešti dovanų, bet kaip matot, ronkai tik tai Norfos maišelį turiu. Nenusminkit, viskas bus gerai. Turėsime kuo didžiuotis, ne vien tik tai šventosios ajerais, o taip. Kaininkas įsako man, Adanina, tu prie puotų nelabai tikų, sako, liptu ant bačkas. Kai sakau, gerai, nedarės, užlipsiu. Ale sakau, sakyt, moteris. Sako, tu visus in svečius pakviesk. Sako, išdurnėjat bobos visai. Visus! Niek. Sakau, aš nikokia Andžela Merkel, kad visus kvieščiau. Sakau, ale savo, tu gražiai, pomėkis, sveteliai brungus. O, sakau, čia pagal mane, va kur brungus, aš žmogus, a mašina kokia, a šiaip daikts koks, vis prie širdės geriau. Kai va, žmoneliai brungus, a katrie pigesni biški irgi nieko, prašom in mūsų Liduokių kiemelį, a jau mano kaiminėlas jūs įpamaitins, įpavaišins. Va, mes iš viduramžių, sveiki kariai, šiandien į mūšį ves jūs kunigaikštis Žygimantas. Aplinkui nuo ežero žirnojų skverbėsi rudieji ir kryžiuotieji vorai. Mes juos pastebėję iš šonų ir iš priekio, pasitarę su žiniuoniais, su Jokūbu, jiems atkišome strėles ir kirvius. Buvo mūšis didingas, buvo mūšis, krauju upeliais tekėjo. Daug kryžiuočių, daug Livonijos ordino karių nuskendo pelkėse ir šlapynėse. Kur lygus laukai, snaudžia tamsus miškai, lietuviai barzdočiai dūmoja, galanda kirvius, kalavijus aštrius ir juodbėriai žirgą valdoja. Viva Viktorija! Dėkojam Babaiskos. Oho, kaip garbingai, oho, didingai. O dabar ant bačkos lips Pivonijos seniūnijos atstovas. Pivonija, kaip Pinavija, gražydusi jaduos arimas. Ši žemdirbys, ankstyvus vieversėlis, nubraukis rasinų žolės, į žemę savo runkom apkabinės, dalina gėrį. Tik Pivonija seniūnijai žmonės gyvena kaip Amerikai. Nesijuokit, to aš jums viskų paaiškinsiu. Kaip žinot, Amerika yra šiaurės, pietų ir centrinė. Tai vakars, kai padarė su Pivonija seniūnija, aš nežinau. Ir pas mums žinokit, šiaurės, pietų ir centrinė. Rodau vaizdžiai. Šiaurės seniūnijai randasi Laičiai, Žeimiai, Abeliai, Įgytas Sulyčias. Pietus Pivonija seniūnijai Krikštėnai, Antakalnis, Įgytas mažesnės Sulyčėlas, Petros tęsiasi net iki Širvintų rajoną. A jau centrinė Pivonija mūsų tai randasi va čia Ukmergėj, žinokit, adresu Vytauta 39. Bet tikogi jum ne Amerika. Amerika. Neįspėjinėkit, aš stebėjau. Kadangi atmintinai nemoku, kalbėsiu iš poparo. Aš esu Siesikų Kryžius Kryvaitis, Perkūnas yra mano dievaitis ir atėjau aš čia, kad ištarmę ištarčiau šią. Pradėjau garsinti Siesikus pilis ir tebestovi į dar vis. Ten vyksta renginiai visi, jie mūsų kultūrai paskirti.
Istorija Siesiko yra graži. 2 sukilimai, Medardai Končias 2 vadai. Už laisvės padėjo galvą savanoriai, net Kaune paminklas stovi, akmuo į Siesikų laukų įmūrytas tarp jų. O kur dar miško broliai, net 3 kartus svečiavo Siesikuos. Gyveno pakrašty rajono, Rubeldžius eina su Kėdainių, Panevėžio, Jonavos rajonais. Tik autobusu nėra ten nuvažiuoti, nebent geltonų autobusu, kuris gimnazijai priklauso mūsų. Štai, ką turim, tai jau turim. Kadaise turėjom net 3 ministrus Siesikų mokyklos išaugintus. Dabar gimnazijoje Siesikų pirmojo tarp visų kaimų. Vieni pirmųjų atstatėm paminklus, kadaise sovietų nuverstus. Pastatėme paminklą Smetonai, tai špyga jūs į sostinės ponai. Ežerai jų net 4. Vieni maži, kiti dideli. O mūsų miškai, tai grybos, uogos, mergiotas Siesikų tikrai nenuogas. Čia mergas patronų baltutį sūrį spaudžia, parduoda jį, jeigu nesnaudžia. Jo džiaugiasi ne tik tai Ukmergėj, o Vilniui, visoj šaly, o gal, supranta, gal ir Europai. Kur sūris ten ir pienas, karvutas ganosi po pievas, ir ūkininkų platus čia laukai, jo tautai triūsia atkakliai. O kur grūdai, ten ir tonelė, kriaučiūnai kepa ją ir sveria. O štai kultūros mūsų namai dainuoja, šoka, groja, jie smagiai. Ir rajone turbūt nėra kaimelio, kur nežinotų Siesikų bernelių ir mergelių. O kogi Siesikai neturi? Neturi mėro Ukmergės nei vieno, bet tai pataisoma šiandieną. Juk turime gimnaziją, pretendentų rasim čia. Neturim savo kosmodromo, geležinkelio ir aerodromo, bet to neturi netgi Ukmergė. Tai kokia čia mums negarbė? Sakau, galvoj neišdėstysi čia viso. Priminsiu, kad seniūnas Algirdas Kaušas mūsų. Mes esame visi kartu jėga. Nebūna taip ir visada. Čia visi tiek daug šneka, tiek daug visko linki. Man atrodo, kad man ko vis nekės nebėrko. Bet kai pasižiūrėjom vakatėlį, tai man tiesiog upus jėma. Šešuolių seniūnija nieko negarsėja. Tarp 3 parapijų instaisius vienu kunigu turi. Tai va čia biški trūkumus yra šito klausimu. O taip tai moteris valda apylinkį. Ar negražu? A ne? Tai va, ko palinkėti visiems. Visoms seniūnijom. Broliškas taikos, sugyvenimo. Ir dar vieną dalyką, reikia, kad jos nekonkuruotų tarp savį, o bendradarbiautų, dirbtų visos Lietuvos labui. Nieko aš net nežinauju. Mūsų seniūnija irgi turi daug miškų ir grybų taip pat. Aišku, grybaut šiemet vėlai prasidėjo. Ateipti viskas labai gerai. Seniūnė aukštumoj, kaip šiandien jos dalyvaujant, nematau kažkodėl kažkaip tai yra. Gal susirga, gal kas. Bet taip tai viskas labai gerai. Ežerėlis yra net 2, vandens daug, bet žuvies nekas. Brakonieriauti žudraudė tas Mažuronis, nu, kad jam gerai būtų. Nors nesu brakonieris, aišku. Bet kaip katinai visi gauda žuvį, tai visai gali būti. Tai va, linkiu visiems stiprybės, ramybės, taikos ir kuo mažiau šitų, kur dabar labai visi bijo. Nu, tu kaip panis, pabėgėlį, perbėgėlį ir varda kažkas. Tai Lietuvoje ir taip daug. Nereikėtų tiek daug turėti. Aš nežinau, Šešuolėse einu, net nepažįstu kai kurių. Tai kai paklausė iš kur, tai sako, mes atvažiavai. Ačiū labai dovanokit. Sveikinu visas seniūnijas, mūsų visus svečius, o noriu pristatyti Taujėnus eiliuotai, kur vingiuoja mušelka iš lėto. Pėdos protėvių likę seniai,
Kur du dvarai, karų nenugalėti, seniūnija Taujėnų tenai. Seniūnija visat rūpestingo, nesitys niekadėl skodegoj, sumanių čia žmogelių nestinga, nei dirvoj, nei rajono valdžioj. Čia teatras pašėlęs lyg vėjas ir kapela tiesiog nuostabi. Tik Rolandas į miestą išėjęs, taip anksti mes praradome jį. Mums nebaisus, ne permainų vėjai, mes nebijom žiemų atšiaurių, nes Rorio fabriko siuvėjai visokių turi kairinių. Dvi bažnyčios baltuoja iš tolo, kviečia žmogų arčiau prie savęs į laimingą ir šviesų rytojų. Darbštų žmonės Taujėnus atves. O svarbiausia, tai simbolis mūsų. Juodo gandro pirmin vedami, su jo pagalba nepražūsim. Gimnazija ir 2 darželiai jau pilni. Ačiū. Mėly ukmergiškiai, laukti ir sulaukti miesto svečiai, garbūs valdžios atstovai. Pristatau didžiausią Ukmergės miesto seniūniją. Ir dabar ją objektyviai pagirsiu, nes ji to nusipelno. Pirma, tai didžiausia miesto seniūnija pagal gyventojų skaičių. Vadinasi, čia gyventi yra gera. Antra, Ukmergės žmonės vis daugiau šypsosi. Vadinasi, jie mato gražėjantį miesto veidą. Ir trečia, ačiū Dievuliui už jo lietų, saulę, kad yra žemė, kad metai šie buvo derlingi ir yra derlingi. Ukmergės miesto įmonės, Ukmergės pieninės sėkmingai spaudžia sūrius. Ukmergės grūdų sandėlis perka grūdus, o Ukmergės duona, turėdama iš grūdų pagamintų miltų kepa duoną. Kaip čia užlipt dabar man trusi? Labą dieną! Jeigu norėsit skanių veprių blynų, tai tiesiu taikymu 180 laipsnių. Pasisukt ir matysit veprių blynus. Matysit, jeigu nemokėsit. Jeigu mokėsit, jūs suvalgysit. Nu dabar Antano Šimatonio eilėmis noriu pakalbėti apie veprių kraštą. Šiandien miestą puošia gėlės, skirtos žemės dovanėlėms. Šiandien, klausdami prie skruosto, žemę mintimis paglosto. Kiek puikių gražių sodybų veprių valsčiuje pridygo. Ir ne vien žvaigždynų raštai puošia Kalvarijų kraštą. Puošia jį darbštuolių rankos, jų dėka stalan patenka mūsų duona kasdieninė. Ir pienelis, ir grietinė, ir dešrytės, ir skilandžiai. Padėkokime sustoję mūsų žemdirbiams, artojams, vos sušilus, arę, sėją, su sūneliais padėjėjais, jiems mes turim nusilenkti už šią gražią derliaus šventę. Lenkiamės ir moterytėms, jų dėka veidai mus švyti, jų dėka šiandien ant stalo valgiams nematyti galo. Su mumis šią valandėlę švenčia morkos, burokėliai, tai nebūkit nusiminę, čiupkit draugę ar kaimynę, šokit, trypkit, duokit garo. Lai pabudusi žvaigždė jūs namoliai palydės. Po šios šventės ir po vaišių, po skilandžių ir ragaišių, aplankyti mus vepriečius, į svečius visus jūs kviečiu. Nuostabių gamtos kampelių turime, jums lygiai valiai, kraterio daubos pakriūtės ir nuskendusi geldutė. Maudyklas 3 jums surasim, taigi atvažiuokit drąsiai. Netikėtai vieną dieną veprius pasiekė naujieną, kad 16 metai neeiliniais nusimato. Tampam apskrity pirmąją kultūros sostinę mažąją. Tai Lietuvai pasako,
kad antri po Vilniaus sekam. Taigi, laiko, kur kai surasit, aplankykit Veprius drąsiai. Pasitiksim jūs kaip gerą, jums ir mums kartu bus gera. Ačiū. Įdomu, ar visi trys ant bačkos lips? Įdomu. Nu, prašom, prašom. Rašiausi visą savaitę, nepasirašiau ant popieriaus ir užlūžo mano nešiojamas kompiuteris. Niekaip atidaryti negaliu, žrūdyjas pina, tai dabar teks kalbėti iš atminties. Mūsų Vydiškiai garsėja 3 šauniom bendruomenėm. Turim daug šaunių ūkininkų, kurie grūdais aprūpina miesto kepyklas. Turim melioratorius, kurie sausina ūkininkų laukus. Turim Ukmergės versmę, kuri taiso miestui duobes, asfaltuoja kelius. Na, turim Šventupės dvarą, vieną seniausių, turbūt rajone. Turim labai gražią 3 upių, Šventosios Mūšos ir Sesarties santaką. Na, bet turbūt labiausia tai turiu pasigirti savo žmonėmis ir puikiai užaugusiomis daržovėmis. Taip ir seniūnijos kiemelėje Šventarečiaus Gaspadinės šaunios iš tokių gražių, šaunių, prinokusių daržovių mums padarė šiupinio, kurio kviečiu visus paragauti. Na, naudodamasis progą taip pat noriu pasveikinti mūsų socialinius darbuotojus, kurie švenčia savo profesinę šventę, o taip pat angelų sargus, kurie taip pat švęs savo šventę. Geros visiems šventės. Ačiū, dėkoju. Labą dieną visiems. Kadangi Želvos žemės yra nederlingos, aš noriu parodyti, kad ir mūsų nederlingose žemėse užauga derlius. Ir nemenkas. Ir moteris vertina, kad ir neprastas ir atrodo gražiai. Aš noriu pasidžiaugti čia švente, noriu pasidžiaugti tiek žmonių šypsenomis, tiek svečių gausa. O kadangi 15 metai mūsų, tai Želvoje kažkaip sutapo 5-tukas tas pas mus aplankė. Vienas dalykas, kad 5 kūdikiai gimė šiais metais. Antras dalykas, ūkininkai užaugina 500 prieauglio. Trečias dalykas, buvo atidaryti senelių namai, rekonstruoti vėl 5-tukas, 25 žmonės ir iš Ukmergės jų yra. Ir dar svarbiausia naujiena buvo, Europos Sąjungos komisija priėmė sprendimą pasukti Via Baltica, Ukmergė, Želva. Ir aš galvoju, kad sprendimas buvo teisingas. Ir aš kviečiu tą automagistralę patvirtinti Europos Sąjungos vadovų parašų, aplankyti Želvą Kalėdų, nuo Kalėdų iki sausio 6. Tikrai bus linksma pažiūrėti, kadangi Želvoje dar liko 500 gerų žmonių. Aš esu ponas iš Žemaitkiemio dvaro. Taip, iš to pačio, kuriame jėzuitai sumislijo įkurti Vilniuje Vilniaus universitetą. Ir 10 metų iš šio dvaro lėšų jis buvo išlaikomas, kad patys gabiausi Lietuvos studentai galėtų mokytis. Taigi, Žemaitkiemio miestelėlis stovi ant lygumo, pro jį eina vieškelėlis kaip plento tiesumą. Kviečiame visi, kas dalyvavo šitą nepakartojamą šventį. Ir visai netrukus pamatysite tai, ką aš esu repetavęs 8 metus ir rodau po visą Lietuvą. Ir rodos patį pirmą kartą rodau šiandieną čia, šitą nepakartojamą mieste. Turit labai gražų miestą, ar džiaugitės juo?
Labai gerai, dvi mergaitės tik džiaugiasi iš visų gyventojų. Kuo patinka jums šitas miestas? Teisingai, kokia graži gamta, ne? Ne, iš tikrųjų labai gražus namai ir taip toliau dar gražesni žmonės. Taigi, vaikai paprašysiu, ateikit, užsukit čia tokį, nes čia jau pakankamai susirinko žmonių, daugiau nerodysim niekam. Ateikite va čia arčiau, gerai, šito lapo. Jo, ateikit čia. Žiūrėk, kadangi gali biškį nulėti, galima žiūrėti tavo dviratį? Tvarkojame. Kažkoks jisai bėga tauri? 3 bėgia. Abudu neveikia, kaip suprantu, ar ne? Labai gerai. Vat kas būna, kai vaikas nori motociklo, tėtis nuperka motociklą ir nuardo šitą. Žinot, nu, nepyk, bet jis pabus čia, gerai? Jis papuoš mano šou. Nieko tokio. Ir jie noriu paklausti, kodėl jūs su šitais ginklais galim pasižiūrėti. Gerai, tvarkoj. Labai gražus ginklai. Aš ten bet pasidėsiu saugiai, gerai? Nebijokite, niekur jie nedings, jie visą gyvenimą bus pas mane. Taigi, paprašysiu atsitraukyti šiek tiek, nes tai, ką aš rodysiu, bus pavojinga. Tu švietimą niekis. Gerai, paprašysiu dar, kad ateikia šiek tiek daugiau žmonių. Žinot ką, va tie, kas jau yra čia, prieikite šiek tiek arčiau, va čia bus tokia linija, va. Iki jūsų čia yra linija, stokit čia. Ir nevalgyk, kai aš metu šau, gerai? Juokauju, gali valgyti, kiek nori, nebijau. Valgyk iki galo, iki galo. Gerai, taigi prieikite arčiau, nebijokite, va tie, kas esate už nugarų, ateikite arčiau ir žiūrėkite, mėlyjų. Šitai patrauksiu, šūkės kažką. Dabar noriu pasakyti tokį dalyką, padarom dar, kad susirinktų šiek tiek žmonių, noriu, kad beveik visa Ukmergė pamatytų šitą nepakartojamą šou. Žinot, kokį stebuklą burtą padarom? Kai aš suskaičiuoju nuo 1 iki... Kai aš suskaičiuoju nuo 1 iki 3, jūs plojat iš visų jėgų, čia kažkas gero vyks, gerai? Pabandom? Taigi, 1, 2, 3. Garsiau, jūs neplojat. Garsiau, stipriau. Dar. Taip, gerai, matau pasitreniravot. Pabandom dar kartą, bet plojam dvigubai stipriau, gerai? 1, 2, 3. Labai gerai, galit net ir šūktelt, dar kartą, gerai? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, garsiai visi, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 kamuoliukų, ar ne? Gerai, iš tikrųjų jūs apgavau. Kamuoliukų yra tik tai 3 ir būtent su 3 kamuoliukais mes galime parodyti patį didžiausią, įvairiausią skaičių, įvairiausių triukų. Jūs pasiruošę? Taigi žongliruot galim taip. Kamuoliukai iš vienos rankos lekia į kitą ore, va tai, va gražiai, ar ne? Kaip 3 bitutės virš žiedo, kaip 3 drugeliai į pievą ir taip toliau ir panašiai. Mes galim daryti štai ką. Padarom tokį judesį ir kamuoliukai laksto visai kitaip. Yra skirtumas tarp šio žongliravimo. Oi, nukrito, gali pakelt? Kodėl? Palauk. Pakelt. Kokia princesė Ukmergės. Gerai. Kad tu Ukmergės princesė padarai žino kol kas tik tai tu viena. Taigi, kamuoliukai skraido štai taip, padarome tokį burtą ir kamuoliukai skraido štai taip. Taigi, žongliruot galima įrodyti įvairiausius triukus ir jie atrodo štai taip. Pavyzdžiui, žongliruoji, kamuoliukai išmeti, paskiri pagauni, žongliruoji, išmeti, paskiri pagauni, žongliruoji, išmeti, paskiri pagauni, o jūs paplojat, gerai? Labai gerai. Taigi, galim keliauti toliau. Dabar noriu parodyti vieną triuką, kuris atrodo kaip žongliravimas, tačiau tai nėra žongliravimas, tai yra publikos apgaudinėjimas. Ar jūs matot, kad kairėje rankoje esantis kamuoliukai nesikeičia vietomis? To jau negalim vadinti žongliravimu, ar ne? Leisti. Jo, dabar jūs, Klemensai, duokit savo ranką. Dabar paleiskit ranką nuo lentos. Jo, būtų gerai, kad šiandien tai padarytumėt. Dabar duokit jūs kitą ranką. Dabar jūs man, Klemensai, duokit 100 eurų. Ai, gerai, viskas galit neduot, man tik reikėjo pamatyti pirmąjį. Jūs pykstat ant manęs? Pabandytumėt. Gerai, taigi dabar jūs, Klemensai, antras Klemensai, duokit kitą. Jums labiau tiktų Klemensai. Laikykit mane, laikykit mane, o ne lentą.
Klementai, atsitraukit kozai. Taip, laikykit mane rankom. Labai stipriai. Taip. Už žemę, aiva. Vardu. Man atrodo, mes atradom netikit. Gerai, jūs nieko nematėt, o jeigu matėt, čia yra... Nu jau nereikės mane. O išlaikytumėt mane? Ne, ne koja, mane visas. Pabandom, 1, 2, 3, pabandom. 1, 2, 3, o pabandom. O dabar mane kartu ir Klemensą, gerai? Juokauju aš. Ne, paduodė mane mūsų asistentą. Žvietus. Aš tik ryte atsikėlėt ir matėt, kad čia vyksta šou. Su namusu. Tuberkuliozė. Gerai, tai... Klausykit, arba, jūs visą gyvenimą gyveno čia. Ir kiek jums metų? Visas gyvenimas. Tai ką, nedrįstat sakyti, kiek metų? Kokie 27? Jums tu 7. 27. 72 metai jums. Tai jums jau čia jau ne grybas, o balzamas, ne? Gerai. Žinti vėliau, mano koks yra dalykas. Man reikalinga jūsų pagalba. Aš vieną koją dedu čia, kitą užpakalį čia, kitą koją dedu čia ir kas būna? Jo, jūs turite mane laikyti, gerai? Taip. Pasižiūrime, ar išlaikysite mane. Čia yra 80 kg neprognozuojamos mėsos. Klausysit. 1, 2, 3. Laikot, stipriai. 1, 2, 3. Oi, gaudykit anksčiau, gerai? Kodėl? Kodėl neturit jėgų? Na gerai, aš taip negaliu, taip švelniai. Labai gerai. Dabar galim, pavyzdžiui, paskutinysis bandymas. Aš krentu, gaunu, viskas gerai. Dabar dar paskutinis, aš krentu. Jūs nieko nedarėt. Gerai, pabandom kitaip. Jūs krentat, aš gaunu, gerai? Parodysiu, kaip veikia. Pasiruošusi? Ne, dar. Gerai, galite apsisukti, jeigu bijot. Rimtai? 1, 2, 3, kreuskite. Labai gerai, pagavau. Gerai. Nu, man irgi. Ateikit čia, taigi aš gal pagavau. Ką mes darome? Vieną koją neparodžiau, dedu čia, kitą tenai, laikausi už jūsų. Pasiruošusi? 1, 2, 3, duokit ranką. Labai gerai, kaip matot, mums pavyko. Moku, galime ratą apsukti. 1, 2, užteks, panim kydime. Papuojame Egliai. Eglė vardu. Labai gerai, papuojame Egliai. Ačiū, labai galim grįžti atgal. Papuojame. Ir kaip matote, mes drąsiai galim važiuoti. O Jėzau, duok ranką. Nu, ne tą turėjau meni. Tvarkoju, palaukit, aš pabandysiu apsukti ratą. Ai! Tu jėdži! Laikom stipriai mane. Gėlės. Taip, tvarkoju. Olė. Gerai, laikykite čia jūsų. Papuojame jie į mano. Pamatykit jūs. Kodėl Petrai pirmas? Mes pakviesim kitą žmogų, jūs. Kodėl? Tada jūs. Nebijokite. Kuo jūs vardu? Karolis. Limingos rajonas yra Karolinis. Kuo jūs vardu? Tomas. Noriu gal, kuris nors iš jūsų rūko? Jo? Gerai, tai kur pat gerai, žiūrėkite, ateikite Tomą iš šitos pusės. Tvarkoj. Noriu važiuoti vienrušių, man visada yra pavojinga, kažkaip sunku užlikti. Man jau padėjo Eglė, kur yra, čia, jo, sakau. Dabar padėsite jūs. Gerai, užlipimas yra labai paprastas. Vaikai, atsitraukite šiek tiek. Tvarkoj. Užlipti galima štai tokiu būdu. Įmam už rankų ir keliam į viršų. Taip. Jo. Tvarkoj. 1, 2, 3. Palaukit. Nesulaukit, jaučius kaip Jėzus dabar. Palaukit, dar biškai. Tvarkoj. Palaukit. Labai gerai, duokit ranką. Tvarkoj. O, Jėzus. Ne, žinokit, čia aš biškai ant prakasų valysiu. Leidžiam žemyn. Už užpakalio tik neimam. Jūs neto, man visai gali. Gerai, ateikit čia, pabandysim kitaip, gerai? Ne, nenoriu. O ką galit?
Užmesit? Ar jūs pavartojat? Jūs galite čia stoti, mes to jūs patiesim irgi reikalinga bus jūsų pagalba. Ateikit, jūs lipsim kitų būdų. Žiūrėkit, jūsų viena ranka čia, koja dėkit po ratų, nebėjokit, kadangi ratas nevažiuos, jisai neišpurgins jūsų bato. Jūsų viena ranka čia, jūsų ranka per vidurį, koja čia, su šita ranka, kai lipu. Pasiruošę? Gerai, palaukit. Tvarkoj, taip, biškį atsiloškit. Dabar primena du vyrus, kurie šoka striptizą. Nu, gerai, iš jūsų joko matau, kad tik aš ne vienas ten lankaus, gerai? Taigi, 1, 2, 3, laikom stipriai, laikom. Palauk. Taip, vyrai lipdami ant vienračio visada susiduria su dviejom problemom. Labai svarbu tų dviejų problemų nesutraiškite, ne? Jo! Tu visą gyvenimą gyvenai tam, kad pasakytum šitą sakinį? Gerai, duokit ranką. Dabar jūs duokit irgi ranką. Patraukit rankas nuo vienračio. Rankas, ne kojas. Gerai, ne, dabar galite ir rankas ir kojas. Jo, ir užkojas. Jom galim kiršti. Gerai, taigi, mes dabar su šitų dviejų vyrų pagalba padarysime porą metrų ir programą baigia. Važiuojame į priekį. Grįžtame atgal. Negali, aišku. Žiūrėkite, Tomai, jo? Man bevažiuojant gali kelnių klešniai įsireitoti žvaigždutę. Gali atraitoti kelnes, gerai? Duokite į ranką. Tvarkoj. Jo, taip gali šukt ir viskas. Va, labai gerai. Neskūsta. Gerai, atgal, duokite ranką. Taigi, ar jūs pasiruošę? Taigi, 1, 2, 3, bėgam iš šoną. Ačiū labai. Paplojam mūsų asistentams. Labai gerai. Ačiū jums labai, kad padėjote jūsų pagalbos, tikrai negalėčiau to padaryti. Ir dabar parodysiu, kaip galim juo važiuoti. Važiavimas yra štai toks. Jūsų plojimai. Taip. Jaučiuosi dabar kaip kokios lygos platintojas, nes visi bėga nuo manęs. Aha. Dabar paprašysiu, kad jau tu uždegtum kėglius. Jo, viens, girdis mane, viskas tvarkoj. Dabar paprašysiu Adelę, gali paduot baltus kėglius. Bet šiandien padaryk tai, gerai? Tvarkoj. Dabar, mėlyjei, atsargiai neužsidegim, paduok baltus kėglius. Paduok. Greitai. Ačiū labai, tu šaunuolė, nuostabi, tiek kiek už manęs, juokauju, dar aš per jaunas. Gerai, pasiruošę? Paplojam! 1, 2, 3! Paplojam! Labai gerai! Jūs nerealūs, jūs šaunuolį. Ir dabar man reikalinga jūsų pagalba. Galit paimti kėglius, bet atsargiai jie yra nauji, jų negalim mėtyti. Ne! Taip nedarykit, gerai. Mano gyvybė yra drausta ir draudėjai visada išsireikalaus iš to, kas padarė, kad mano gyvybė bus. Gerai, paduodame kėglius. Labai gerai. Galit juos padėti tenai. Ne, va juos galit padėti. Taip, va. Meskite tiesiog jo, bet ne į mane, nes tai, kad yra labai pavojinga, dėl to visų paprašysiu šiek tiek atsitraukti. Šaunuoliai vaikai. Čia yra jūsų ateitis, kad tik iš jom nepakartojimo miesto, bet ir iš tos Lietuvos paplojam vaikam. Labai gerai. Taigi, jūsų dar paprašysiu nepabėgti, jūs pasiruošę? Paplojam! Labai gerai. Labai gerai, paplojam! Tiesiog. Man yra labai karšta, nežinau jums vėliau, man yra labai karšta, kad yra bobų vasara. Taigi, mėlyjei, tai dar ne viskas, nes dabar žadu parodyti triuką ir man padės. Priminkit savo vardą. Karolis, labai gerai, Karoli. Žiūrėk, dabar paprašysiu, paprašysiu, vaikai, užkirskite ausis trumpam. Labai gerai, atsargiai. Tvarkoj, duokit man degus skystį. Ir dabar paprašysiu visų, kadangi tai yra labai pavojinga, atsitrauk per 5 žingsnius. Pasiruošę? Atsitraukiam. Jo, jūs irgi? Taip.
Paplojam.